Sveiki visi, dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata. Kviečiu jūs užsiprenumeruoti šį kanalą, kad nepraleistumėte nei vieno ateinančio video ir pasižiūrėtumėte ankstesnius filmukus, paliktumėte savo pageidavimus po šiuo arba kitais video. O šį kartą tradiciškai jums filmuoju pirkinių video. Šį kartą rodysiu jums ką aš įsigijau rugpjūčio mėnesį, kai pagaliau vėl sugrįžo man noras pirkti. Gal tai nėra labai gerai kišeniai, bet kaip sakant, kol būsiu gyva, kol bus finansinė galimybė ir bus dalykų, kurie patrauks mano dėmesį, norėsiu juos išbandyti, nusipirkti, įsigyti dėl vienos ar kitos priežasties, tai turbūt taip ir darysiu, nors mano kišenė ir kentės. Nesakau, kad kiekvieną kartą leisiu daug pinigų, bet sakau, tas noras po 3-4 mėnesių nebuvimo sugrįžo, nors turėjote video jau pirkinių ankstesniais mėnesiais taip pat, bet labai daug tų pirkinių, man atrodo, nebuvo ir buvo praktiškai tokie esminiai dalykai. Tai žodžiu, o šį kartą turiu šiek tiek po truputį visko, taip sakant, ar ne, iš paprasto prekybos centro, drabužiai, Sephora, MAC, žodžiu. Jeigu jums įdomu pasižiūrėti, kągi aš nusipirkau rugpjūčio mėnesį, likite žiūrėti. Taigi pradėsime pirmiausiai nuo Walmarto, nuo tokių esminių dalykų, kuriuos ir pirkau pastaruosius mėnesius, bet to, kad siuntinius gavau, taip sakant, ir dar laukiu siuntinių, nežinia, kada jie atkeliaus. Tai pradedam nuo Walmarto, čia panašiai kažkas kaip Maxima, ne? Tai įsigijau šituos diskus makiažui nuimti Jumbo formos, taip sakant, iš firmos Equate. Jeigu jau mane žiūrite iš anksčiau, tai žinote, kad man jie labai patinka. Taip pat įsigijau šituos plaukų dažus numeris 121 ASR iš firmos Garnier Nu 3. Taip pat įsigijau, čia tiesa buvo ne iš Walmarto, iš vienos vaistinės, šitą šampūną iš Chlorane, šitas yra su linais, šitą firmą aš anksčiau pirkdavau Lietuvoje, tik tai čia nėra migdolų, su migdolais to paties šampūno, yra šitas su linais, linų žiedais, sėklomis ar panašiai, daro lygiai taip pat, man labai patinka ir labai ilgai man užtenka jo, taip sakant, ar ne. Pastarąjį butelį nusipirkau kažkur kovo pabaigoje ir dar šiek tiek man lieka, yra 400 ml, tai įsivaizduokite, kaip ilgai užtenka, taip sakant, šito produkto. Toliau kitas pirkinys, šitas tiesa taip pat ne iš Walmarto, iš tokios parduotuvėlės, tai yra šita plaukų kaukė, šokolado plaukų kaukė iš firmos Nutrapel, tiesa jinai gaunama tik tai čia, bet aš jau jums ją rodžiu gal praėjusį mėnesį, kad jinai man labai patinka ir kol galėsiu, tol ją pirksiu. Taip pat šitą BB Cream įsigijau, šitas iš Walmarto jau pirkinys, iš Pond's Age Miracle BB Cream, tonas yra light, aš turiu kitą iš rožinės tubelės, taip rožinėje tubelėje, bet nusprendžiau pabandyti šitą, nes čia atsieta nuo raukšlių ar panašiai, tai jau manau mano amžius toks, kad galiu pradėti išbandyti, o gal ir anksčiau reikėjo gaminius skirtus raukšlėms ar panašiai. Ir taip pat buvau vienoje parduotuvėlėje, įsigijau keletą daiktų iš meksikiečių firmos Bisu ir taip pat šitas priklijuojamas blakstienas iš firmos Mia Secret Eyelashes, 99 numeris. Šitų dar nesu išbandžiusi, tai nelabai galiu ką pasakyti. O iš Bisu įsigijau šitos du lakus, jau išmėginau juos, labai turėjau norą ir vis dar turiu norą jau kurį laiką naudoti geltoną spalvą. Gal kažkada ateityje jums ir nufilmuosiu kokį makiažą ar makiažus su geltoną spalvą, nes nusipirkau tokius šešėlius. Ir lako ir šešėlių spalvos atitinka praktiškai. Tai šitą tokį ryškiai geltoną, šitas toks žalsvas lakas, numeris 214 Lirio Verde ir šitas yra 219 Amarillo Tulipan. Ir šešėliai čia specialiai taip aš nedariau, bet taip išeina, kad atitinka spalvos, tik pavadinimai kiti, numeris 88 Marakuja ir numeris 78 Amarillo Intenso. Na tai kažkada kažką jums sukursiu kanale, taip sakant. Ir, na dar čia apatiniai drabužiai, bet nieko įdomaus, taip sakant. Ir matau, kad dar čia esu įmetusi, jau prisiklijavo net, reikia atklijuoti ir šitą dalį nuimti. Iš eBay po, nežinau, kelių mėnesių gavau
Tai ką buvau užsisakius gal prieš 4 mėnesius ar daugiau. 2 grandinėlės vienodas, bet viena yra ne man. Bet aš jums parodysiu tik tai vieną. Šitą grandinėlę, neatsimenu, aš pirmiausia gal ją eBay pamačiau, po to visose tose azijietiškose parduotuvėse, nežinot, kaip Sammy Dress ar kažkas panašaus. Ir mano dėmesį jau seniai traukė šitą grandinėlę, nors nesu labai didelė grandinėlių ar visokių tenai ant kaklo dalykų mėgėja, bet labai patraukė mano dėmesį, man labai patiko. Ta mano dėmesį patraukė gal jau prieš metus. Bet žodžiu, kaip matote, kol susirašiau, taip sakant, tai jau praėjo daug laiko ir man atrodo iš Walmarto ir kitų parduotuvėlių tai būtų viskas. Prieš perėdama prie kitų pirkinių jums tiesa parodysiu, kad gavau dovanų šitą rankinę iš Michael Kors. Iš vienos vyro giminaitės, tiesa, tai nėra originali rankinė, bet tikrai man labai patiko, man tikrai nesvarbu, kad jinai ne originali, man labai patinka tas spalvų derinys, sakykime, rusvos, žalsvos spalvos ar melsvos, kaip jūs ten ją matote, tas aqua, taip sakant, arba turkijos spalva, na, man tiesiog labai patiko, dar jos nenaudojau, bet kažkada ateis laikas. Ne čia tokia ir vasarai, gal ir rudeniui tinka, tai žodžiu, netrukus tikrai pradėsiu ją naudoti. Dabar keliaujame prie H&M ir irgi turėjau norą kažkaip atsinaujinti, pasijutau kaip pavasarį kažkodėl. Ir žodžiu, bet visą šitą, kas įsigyta H&M, tai visą tai padovanojo man mano vyras. Ir pirmiausia, įsigijau šitos auskarus, man labai jie patiko, stengsiu parašyti kainas, na maždaug, nes skirtumas to kurso, valiutų kurso keičiasi kiekvieną dieną, kaip sakant, bet maždaug. Buvo dar ir ant kaklo vėrinys toksai, bet kai aš nesu, kaip sakiau, vėrinių, ten labai grandinėlių mėgėja, taip galvoju, kam aš pirksiu tai, ko tikriausiai nenaudosiu. Ir įsigijau 3-4, man atrodo, palaidinės. Viena iš jų yra šita ant petnešėlių, taip sakant. Neturiu labai daug tokių palaidinių, tai nutariau ją įsigyti iš linijos H&M Conscious. Taip sakant, čia yra L dydis, gal ir M būtų tikęs, bet aš pagrėbiau vieną, nes galima tik 7 daiktus imti, o aš paėmiau 7 būtent. Mačiau tik tai, kad buvo dar tokia kaip garstyčių spalvos, irgi tokia pati palaidinė, su truputėlį kitokiu raštu, bet panaši labai, tiksliau vienoda. Taip pat įsigijau šitą ilgom rankojom, nes kažkaip pastebėjau, kad nelabai turiu ilgom rankojom palaidinių, tiesiog nekalbu apie megztinius. Tai šita tokia atrodo kaip marškinėliai, tarsi, sakykime, vėl juoda balta, sakysit. Pavažiavau aš čia, kaip sakant, ant tos juodos ir baltos, irgi dydis yra XL, jeigu kam įdomu, turėtų Lietuvoje panašios būti prekės šiuo metu, nes aš anksčiau jų nebuvau mačius, tai spėjau, kad čia naujojo sezono prekės, aš taip spėjau, nors buvo ir nukainuotų, sakykime, taip gaminių. Šitas yra dydis, šitos palaidinės yra XL, gal ir M būtų tikusi, bet man labai patinka tokios, na, krentančios laisvai. Tai man labai patiko, kad turi va šitą tokį, nežinau net kaip pavadinti, bet tokią detalę ir tokia, na, laisvalaikį skirta palaidinė man labai patiko. Ir turiu vieną spalvotą palaidinę. Tai yra šita garstyčių spalvos palaidinė, labai irgi man patiko, šita turi trumpas rankovės, irgi kažkaip apsižiūri žmogus, kad nelabai turi kažką tokiom rankovėm. Ir šita yra 16 dydis, gal ir 14 būtų tikęs, nors dėl klubų, mano klubai platesni, tai visą laiką tenka didesnius dydžius imti ir viskas, žodžiu, ir pasitengsiu kainą surašyti ant ekrano. Ir paskutinis pirkinys buvo šitos plaukų gumytės. Čia jų gal kokių 16 ir už kainą tikrai apsimoka, gal kokie 2 eurai. Yra plonesnių šiek tiek, yra tokių truputėlį storesnių, ar kaip čia pavadinti, platesnių, pavadinkime taip, ir gumyčių niekada nebus per daug. Na, dabar pereinam turbūt prie įdomiausios dalies, nežinau, prie MAC ir Sephora. Sephoroje buvau 2 kartus. Geras jausmas, kai gali susitaupyti pinigų, užsidirbti pinigų ir juos išleisti, tai tą aš dariau pastaruosius keletą mėnesius ir kadangi grįžo noras pirkti, tai pasinaudojom tuo noru, taip sakant, ar ne, ir galimybę ir nusipirkom šitą. Nusipirkau, tiksliau, aš, ar ne? Tai iš MAC nusipirkau iš kolekcijos Trolls lūpdažį, kurį esu būtent dabar užsitepusi. Šito lūpdažio aš norėjau ne dėl to, kad jisai iš kolekcijos, beje, pasižiūrėkit kokią pakuotę nuostabi, man atrodo, visi lūpdažiai buvo pagal
lūpdažio spalva, pakuotės spalva, taip sakant. Šitas lūpdažis yra iš satin linijos, yra sušikis pavadinimas. Nuo pirmos dienos, kai aš jį pamačiau internete, aš jau užsimaniau. Ir jis yra šiaip parduodamas šiaip paprastai, be kolekcijos, bet aš jau ieškau gal 3-4 MAC parduotuvėse čia ir neradau. Vienoje netgi klausiau ir sakė neturi, tai kai pamačiau, kad išėjo kolekcija, su kolekcija žinoju brangiau kainuoja, sakau, jeigu aš jį tikrai esu, tai būtinai įsigysiu, gal keistai atrodo ant mano lūpų, bet aš jo labai norėjau. Toliau, kaip sakiau, 2 kartus užsukau į Sephora, Sephoros parduotuvė, skirtingas Sephoros parduotuvės, antrojoje man davė dovanėlių, pirmojoje nieko nedaviau, bet nesvarbu. Nusipirkau šitą iš firmos Fresh Beauty aliejų, šaltalankių aliejus, jis man žiauriai patinka. Pirmą kartą aš įsigijau šių metų pradžioje, naudojau kelis mėnesius, po to nustojau, nes norėjau pabaigti kitus kremkus, kuriuos buvau atidariusi ir be to neturėjau galimybės vėl įsigyti tą aliejų, tai sakau, nors kad truputėlis liktų. Tai dabar jau turėjau galimybę, įsigijau, nes tikrai nepigus aliejus. Taip pat šitą makiažo primerį, taip sakant, iš Make Up Forever Step 1. Tai yra ta miniatiūra, kaip pavadinti, iš tos salelės, tokios prie kasų, kur dažniausiai būna Sephoroje. Tai yra šitas pilkas, galiu pasakyti, man tikrai patinka, 15 ml, atrodo, jau sakiau, nebeprisimenu. Tai pabandymui maža pakuotė visai neblogai ir taip pat šitą kaukę Purifying and Detoxifying, čia iš jūros dumblių, iš Sephoros linijos kolekcijos, ar kaip čia pavadinti, sakykim. Tai kaip sakiau, su šito pirmų pirkinių dovanų jokių negavau. O kitame kitoje Sephoroje ieškau to, ko neradau ankstesnėje. Ir radau šitą iš Marc Jacobs primerį, kokosų primerį, kokosų vandens, ar kaip čia pavadinti, labai jo norėjau. Radau ir makiažo pagrindą ir ankstesniai Sephoroje taip pat, bet nebuvo mano spalvos. Tai, kaip sakant, tikrai neketinau leisti daug pinigų, pirkdama spalvą, kuri, kaip sakant, 5 tonais per tamsi. Problema pasirodo ir Sephoroje su spalvomis, ar ne? Ne tik tai su kokiu L'Orealiu ar Maybellinu paprastoje parduotuvėje. Tai įsigijau tada šitą Born This Way makiažo pagrindą iš Too Faced, kuris taip pat buvo mano norų sąraše. Ir spalvoje Porcelain pati šviesiausia, tai tikiuosi, kad man tiks, nes nebuvo šviesesnės, ir netgi internete mačiau, kad tai yra pati šviesiausia spalva. Dar jos neišbandžiau šito produkto, tai negaliu nieko tiksliau pasakyti. O dovanų buvo dovanos kaip su 1000 pesų, už 1000 pesų, jeigu pirkai už 1200, man atrodo, ir 1500. Žinau, kad kainos atrodo gigantiškos, taip sakant, ne 1000 čia, bet ką padarysim. Tai gavau dovanų šitą kosmetinę iš Sephoros, tokia faina, juoda ir rankinė įsimesti, taip sakant. CC kremą arba CC kremą. Turbūt firma yra Caviar, čia yra plaukams skirta, nieko panašaus nesu naudojasi plaukams. Ir taip pat šitą Polishing Mask iš Ole Henriksen. Iš Ole Henriksen jau esu bandžiusi keletą produktų ir man visai patinka, tai čia yra šveičiamoji kaukė, dar jos neišbandžiau, net neatidariau, bet kai išbandysiu, tai tikriausiai kažkuriame video ar favoritų, nefavoritų, baigtųjų, kokių nors pabaigtų produktų ar panašiai, būtinai jums kažką pasakysiu apie šį produktą. Ir viskas, tiek tų rugpjūčio mėnesio pirkinių. Man būtų įdomu sužinoti, ką įsigijote jūs rugpjūčio mėnesį, gal įsigijote tą patį daiktą, arba jau esate išbandę, ką nors iš mano rodytų gaminių, kalbant apie kosmetiką, pavyzdžiui, ar ne? Ir šiaip lauksiu jūsų pageidavimų komentaruose, būtinai pasižiūrėkite ankstesnius filmukus, pasidalinkite. Siunčiu jums daug bučkių, rūpinkite savimi, laimingo jums rugsėjo mėnesio, gero jums gražaus auksinio rudens ir pasimatysime kitą kartą.